Labas vakaras. Garsas gerai girdit. Labai smagu, kad susirinkot. Iš karto norėčiau padėkoti organizatoriams už kvietimą. Labai smagu, labai didelė garbė dalyvauti ir labai tikiuosi jums papasakosiu tai, ką kiekvienas gausite kažkokią tai naudą iš tikrųjų iš to. Aš papasakosiu savo istoriją iš savo pusės, kaip mes atsiradome mūsų ShareRecruit platformą, ieškoti darbuotojų. Ir iš tikrųjų pabrėšiu tuos dalykus, kas yra svarbiausia. Tai pačioj pradžioj, iš tikrųjų, man atrodo, pats svarbiausias dalykas yra suprasti, ką mes mėgstame daryti. Mums labai svarbu savirealizacija, mums labai svarbu mylėti savo darbą, mes 80% laiko praleidžiame darbe, ar ne? Ir kartais dirbant kitiems, ar ne, valdišką darbą korporacijose, mes nesusimastome, kad mes galime kažką savo daryti. Taip, lygiai taip pat ir buvo man. Aš 7 metus dirbau skirtingose darbuose, tiksliau 3 darbuose, viename darbe pradirbau 5 metus. Ir vienose ir kitose pareigose būdavo skirtingi pomėgiai, ar ne? Pavyzdžiui, man labai dabar įdomu, su kokia auditorija aš šneku, ar yra kas nors, pakelkit rankas, kas norit kažką daryti, bet neturite idėjos. Nežinote, kas jums patiktų. Nedaug. O kas tiksliai žino idėją ir jau pradėjo kažką daryti? Labai gerai. O kas turi idėją, pradėjo daryti, bet jaučiasi, kad tiesiog trūksta informacijos, galbūt nori plėtros? Gerai. Tai mes turime tokią miksuotą iš tikrųjų auditoriją. Tai aš turbūt pradėsiu sekundėlę nuo pirmo dalyko, kas man iš tikrųjų labai padėjo. Tai visų pirma, mes nors ir turime idėjas dabar, mes turime įsitikinti, ar tai yra natūrali sėkmė, ką mes darome. Ar tai yra natūralus mūsų darbas, kur mums nereikia per daug stengtis ir mes iš tikrųjų natūraliai einame į darbą, natūraliai siekiame savo tikslų ir mums nereikia per daug stengtis. Man asmeniškai padėjo Rodžerio Hamiltono testas. Jisai pasakė, kad aš esu sistemų mechanikas, kūrėjas. Mes matome Facebooko įkūrėjas irgi yra Markas Zuckerbergas, irgi mechanikas. Iš tikrųjų, tai galbūt paprastas testas ir jų yra labai daug ir kiekvienas ieško savęs vienaip. Pavyzdžiui, daug kas iš mažens žino, ką jie nori daryti. Vieni siuva, kiti dainuoja, treti šoka, ar ne? Ir tai yra labai svarbu turėti amatą, turėti profesiją, turėti talentą. Ir galų gale kiekvienas žmogus, jiems yra klausimas, o koksgi mano talentas? Ką aš galiu daryti geriausiai? Ir tai lygiai taip pat man buvo klausimas, labai labai svarbus. Vyko ieškojimai, ne, galų gale. Ir sužinojimas, kad man patinka tobulinti sistemas, kurti geresnį produktą, priminė, kad pirmame darbe, kuriame aš dirbau, aš būtent tą ir dariau. Ir kas yra dar labai svarbu, tai yra asmeninė patirtis. Asmeninė patirtis, tai gali būti idėja, kuri susijusi su daugeliu dalykų, ar ne? Mano atveju tai buvo darbuotojų sistema. Ir aš buvau, tiesiog vienas buvo gyvenimo etapas, kai tiesiog teko daug skaityti darbo skelbimų ir labai, ar jūs matote, ir labai iš tikrųjų buvau pavargus nuo to tekstinio formato. Ir iš tikrųjų, kodėl ta idėja patiko ir investuotojams, tiesiog sutapo mintis. Kartais aš asmeniškai neieškojau investicijų, aš neieškojau investuotojų, aš tiesiog turėjau viziją ir aš norėjau ją pasidalinti. Ta vizija buvo ant tiek stipri, kad man reikėjo žmonių, kurie supranta, ką su ta vizija daryti, ar ne? Tai vis dėlto apie teorinius dalykus jūs turbūt šiandieną dar išgirsite, ar ne? Aš tiesiog jums papasakoju iš savo pusės, kaip viskas vyko. Tai paprasčiausiai viena iš idėjų ir buvo 2 idėjos, kurios buvo labai globaliai susijusios. Aš asmeniškai nenorėjau kažko tai sukurti naujo, aš norėjau padaryti viską kitaip ir aš norėjau užkariauti pasaulį. Ne? Ir man buvo visiškai nebesvarbu, ar mane išklausys ar neišklausys, aš tiesiog norėjau, kad mane suprastų tie žmonės, kurie dirba būtent šioje srityje. Tai mano atveju tai buvo su informaciniam technologijom susiję dalykai. Ir dabar šiek tiek stringa sistema. Palaukit sekundėlę.
Na gerai, truputėlį pabandom toliau. Ir iš tikrųjų ta galutinė vizija, jinai visą laiką turi savo veidą. Ar ne? Mes kartais turime viziją, bet mes nežinome, kaip jinai turi atrodyti. Mes pradedam dėlioti struktūrą, mes pradedam kažką paišyti. Aš norėjau pasidalinti su jumis galutinės idėjos veidą, tai buvo būtent, kad mes dirbame su žmonėm, mums svarbu yra tiesioginiai vadovai, mums svarbu yra mūsų žmonės aplinkui, kas dirba. Ir visiškai nebesvarbu, kokioj kompanijoje dirbi, jeigu tu jautiesi blogai, reiškiasi, brendo pavadinimas jisai nieko nereiškia. Ir aš turėjau galutinę viziją ir kai ją pasidalinau, jinai buvo pradžiai parašyta tiesiog Wordiniam formate ir ją pasidalino su investuotojais, pas kuriuos mane paskatino artimieji kreiptis. Iš tikrųjų, aš pati turbūt niekada neturėčiau, kaip sakyti, neturėjau drąsos padaryti to pati. Man buvo tiesiog duotas labai geras patarimas. Ir investuotojam aš pasidalinau savo mintimi, kuri iš tikrųjų ir jiems tuo metu buvo aktuali. Tai buvo globalus produktas, naudojamas globaliai, globali sistema, ar ne? Ir būtent net nereikėjo per daug stengtis. Kartais mes žinome fondus, mes ruošiamės prezentacijas, mes darome rinkos analizę, mes ruošiamės, ne? Tai kartais mes žinome, ką daryti. Mano atveju aš rinkau visą šitą informaciją, tiesiog iš pat pradžių nežinojau, kam ją pasakyti. Labai norėjau pasidalinti su jumis savo pirmais brėžiniais. Iš tikrųjų, pats pirmas braižymas ir buvo, kad būtent LinkedIn profilį ar Facebooko profilį susijęti su darbuotojais būtent toj kompanijai. Tai vat mano toksai paprastas papaišymas, ar ne, aš jums norėjau parodyti, nuo ko viskas prasidėjo. Tai buvo paprastas braižymas sistemos, kad aš tiesiog nebenorėjau, kad darbo skelbimai atrodytų tekstiniu formatu. Paprastai. Aš norėjau, kad jie būtų, kaip sakoma, žmonių pristatomi. Kažkodėl tai nerodo dar vienos skaidrės, bet jūs turbūt įsivaizduojate, kažkiek tai matėt žmonės, kad tai yra personalizuotas pakvietimas kiekvieno iš mūsų. Mes, pavyzdžiui, kur mes dabar visi dirbame, ne, aš dabar iš tikrųjų eidama į kompanijas, aš jau turiu tokią profesinę lygą, aš žiūriu, kokie žmonės dirba, ne, ir aš ateinu į kompaniją, sakau, pas jūs čia taip smagu, pas jūs čia nuostabi kultūra, aš darbo skelbime to nematau. Ir aš pradėjau suprasti, kad žmonėm tai yra iš tikrųjų labai svarbu. Bet čia turbūt jau kita tema, čia tas darbas iš tikrųjų jisai turi būti, jūs turite jausti aistrą darbui. Kalbant su investuotoju, jie turi suprasti, kad jūs bet kuriuo metu kelyje nebijosite suklysti, nebijosite bandyti ir turėsite pakankamai aistros ir tikėjimo eiti toliau. Jeigu investuotojai galų gale pokalbio metu nemato jūsų meilės darbui, nemato atsidavimo, tai irgi yra vienas labai labai svarbus dalykas, ką jūs ir viduje turite tikėti. Dėl to aš ir pradėjau nuo to, kad pačioj pradžioje jūs turite suprasti, ką jūs mylite daryti, ne, kas jums labiausiai tinka. Tada suprasti, kokia ta vizija, pasitelkti savo asmeninę praktiką ir tada padaryti, aišku, rinkos analizę, konkurentų analizę globaliai ir suprasti, kad svarbiausias dalykas tai yra globalus produktas, nors kiekvienas mes iš tikrųjų turime skirtingus tikslus, galbūt kitiem nėra tikslai išeiti į pasaulį, bet jeigu kalbam dabar šiandieną apie investicijas, tai produktas ir konkurentai turėtų būti globaliai stebimi ar ne ir analizuojami. Tai va, tai dabartinis dalykas šiek tiek į kitą pusę einam. Kažkodėl kiti mygtukai. Tai palauk sekundėlį. Na va, mes turime dabartinį produktą ir netgi tada, kai jis yra sukurtas, netgi tada, kai reikia suburti komandą, kai reikia prižiūrėti, net ir tada būna įvairiausių dalykų, jūs turbūt daug kas dirbate, žinote, bet kaip jūs vadinate sėkmės istoriją, ne, aš vis dar kelyje esu, iš tikrųjų vis dar siekiame didesnių tikslų, bandome išeiti į pasaulinę rinką, ką mes dabar šiuo metu ir darome. Tai galbūt sėkmė yra tai, kad žmonės tiki tavim, tai yra labai svarbu, mesgi pradedam nuo artimųjų, jeigu yra nors vienas pasaulyje žmogus, kuris jumis tiki, tai jau yra didelė galia. Netgi jeigu jūs
jūs pačios, jeigu savimi tikite, tai jau yra labai daug. Iš tikrųjų, ir matymas tos galutinės vizijos, galų gale, man labai smagu dabar matyti mano visą braižymą, paišymą ir dėliojimą ant popieriaus, ant prezentacijų, matyti šiame vaizde internete, platformoje. Aš kiekvieną kliento nuotrauką pamačius darbuotojų apsidžiaugiu kaip mažas vaikas iš tikrųjų ir man tai yra labai labai malonus dalykas iš tikrųjų ir tai kartais mes dabar 9 mėnesiai kaip atidarėme savo platformą, ar ne, aš vis juokiuosi, sakiau, turėtų kažkas didelio gimti dabar iš tikrųjų. Ir turime jau apie 500 klientų, turime klientus patenkintus ir turime įdarbintus žmonės. Ir tai yra labai labai smagu iš tikrųjų. Ir bet kokiu atveju sėkmė turbūt yra ta, kad kiekviename žingsnėje jaučiuosi palaikoma komandos. Tai yra dar vienas dalykas, nebijokite gauti atsakymą ne. Dėl to, kad jeigu investuotojai nenori arba netiki jūsų idėją, tai nereiškia, kad jinai yra bloga. Tai reiškia, kad tiesiog prioritetai arba nesutampa tiesiog jų idėjos. Jie tiesiog turi kitų minčių. Dažniausiai investuotojai turi patys minčių ir jie laukia, kol žmonės ateis su panašiom mintim, kad tai įgyvendinti, nes žmogus yra vienas ir jiems reikia laiko, ar ne? Ir kartais reikia labai klausyti savo vidaus, kam tą mintį pasakyti, ar ne? Galbūt vieni kažkokia tai gamyba užsiema, kiti kuria platformas, va kaip ir aš, ar ne? Bet visi mes sprendžiame kažkokias problemas, visi mes kūrėme kažkokią tai naudą, mes kūrėme vertę, ar ne, ir tai jau yra labai labai svarbus dalykas. Ir kaip ir minėjau, net ir santykis su investuotoju tai yra labai labai svarbus dalykas. Netgi, nes kelyje, kai jūs jau pradedate dirbti, jums turbūt ir dabar, ar ne, kiekvienas turite ar savo verslą, ar dirbate kažkur, tai jums labai svarbu, kad tiek jūsų kolegos, tiek jūsų vadovai, tiek jūsų komanda jumis tikėtų. Tai yra kiekvieno vadovo turbūt pats svarbiausias dalykas, nes jeigu mumis kažkas netikės, mes tiesiog jaučiamės nereikalingos, ar ne? Tai čia yra lygiai taip pat ir versle. Tai mano kelyje aš esu tikrai labai laiminga, nes turiu labai didelį palaikymą ir net ir juokauju, kad kartais ir siunčiant kažkokios tai ataskaitas, ar ne, kur kartais skaičiai būna netokie įspūdingi, aš vis tiek gaunu pagirimą ir tai yra iš tikrųjų nuostabu. Ir tas pagirimas kažkokiuose kituose skaičiuose, ko tu pats net nepastebi, jisai suteikia jėgų keliauti tolyn. Dabar video galvoju, gal iš karto pasidalinsiu. Mes iš tikrųjų sukūrėme video vasaros metu, subūrėme žmonės. What if you could choose your own work environment, colleagues and managers? What if companies? Iš tikrųjų tai buvo kūryba, ką aš norėjau parodyti žmonėms, ar ne, kad tai ne šiaip su platforma įdarbinimo, tai ši platforma jinai turi mintis savo, kad tai yra apie žmonės, kurie yra svarbus, kad kiekvienas darbuotojas yra svarbus ir kaip ir minėjau, mes dirbame su žmonėm ir kompanijos vardas, kompanijos veidas, kiekvienas iš mūsų mes esame ambasadoriai būtent tos minties. Ir šiek tiek norėsim parodyti video, aš turbūt manau, kad kažkas turbūt jau ir matė, bet jeigu ir nematėt, tai bus smagu pažiūrėti, nes tai buvo visa mūsų komanda ir kitų startuolių žmonių, visus subūriau. Ir buvo labai smagu gauti rezultatą. What if you could choose your own work environment, colleagues and managers? What if companies could make the difference themselves? Change, a new way of thinking, let it rise. You matter, you are making the difference. The next level of commitment and engage. Be present. Because the company you work for cares.
best recruiters. Let's engage through the ShareCruiters network. Because talent attracts talent. Ir iš tikrųjų, man šitas video yra labai brangus. Kiekvienas žmogeliukas, kiekviena sekundė, kuri buvo atrinkta šiam video, žodžius sukūriau pati, norėjau būtent perteikti tą savo aistrą šiam produktui ir parodyti žmonėm, apie ką mes čia, ar ne? Tikiu, kad tai yra iš tikrųjų ateitis, galbūt tiksliau mes susikūrėme pačiu laiku, nes pastebėjome ir globalius konkurentus, jau kuo toliau žmonių, tuo daugiau visi rodo savo veidus ir jau atviras pokalbis. Mūsų dar pokalbė, aišku, aš nevengiu, kai mane pakviečia ir jaunimui, radio stoty irgi interviu čia yra irgi. Tai iš tikrųjų dabar gal klausimus, nežinau, paliksime šiek tiek vėliau, bet ką ir norėjau parodyti. Jisai video, jisai nėra toks paprastas, kad kaip naudoti sistemą. Ne? Galbūt dar daug kas pasako, kad kažkas sistemoje neaišku. Nors man pačiu pirmų momentų atrodė, kad viskas turėtų būti viskas aišku, nes tai buvo kūrybos etapas, ar ne? Kūrybos visas procesas. Tačiau reikia suprasti, kad tai yra procesas ir bet kokį tikslą mes beturėtume, mes turime mėgautis procesu, ar ne? Ir jeigu, galime iškart perėti prie sekančio. Štai norėjau pasidalinti savo komandos nariais. Dar prieš tai. Taip, na čia jau viskas paskutinė. Vis geriau. Nesvarbu, tai jau dabar iš YouTube uždarysim, daug turbūt liko dar video, iš tikrųjų smagu, kai kažkam tai informacija padeda eiti tolyn. Mes turbūt iš tikrųjų, nesvarbu ką bedirbtume ir nesvarbu ką darytume, visą laiką mums kirba klausimas, ar mes ten, kur mes turime būti. Ir suvokimas darbe, dažniausiai tai, ką mes darome, iš tikrųjų tai yra svarbiausias dalykas. Tai vat aš tą sėkmės istoriją savo ir norėjau pasidalinti, kad ir jūs paskatinti, nesvarbu ką bedirbtumėt, nesvarbu, kas kėlė rankas, sakėt, kad neturite idėjų, bet dar ieškote vis savęs, tai prisiminkite, ką jums smagiausia yra daryti, kur natūraliai jums sekasi, nes vieni žmonės tiesiog yra iš prigimties pardavėjai, kiti kūrėjai ir mes iš tikrųjų kartais stengiamės būti tuo, ko mes nesame. Nes mano atveju aš pati baigus teisę ir vadybą, nieks negalvoja, kad aš dirbsiu su IT sistemomis ir man visą laiką artimieji ir draugai sakydavo, Asta, kodėl tu vis kalbė apie IT? Kodėl IT? Reiškia, tiesiog aš žinau, kad man tai patinka. Aš žinau, kad man patinka sistemos, man patinka automatizuoti dalykus, man patinka kažką sukurti ir matyti rezultatą. Tai va, kiek mes dar turime laiko? Aš galvoju, gal kažkas turite klausimų, nes iš tikrųjų tas pristatymas buvo labiau skirtas jums kažkokią tai informaciją suteikti ir duoti kažkokią tai naudą. Tai jeigu turite klausimų, gal kam kažkas įdomu? Šiuo metu taip, ofisas yra Lietuvoje, aš dirbu su Nexture Ventures fondu. Ir mes turime dabar Lietuvos visus klientus, bet iš tikrųjų jau pradedam kalbėti ir su užsienio įmonėm, kas yra, mūsų yra globalus produktas, tai mes stengiamės kuo greičiau plėstis iš tikrųjų. O iš tikrųjų mes turime labai daug, apie 450, jau viršijam, tuo bus 500, bet didžiausi mūsų yra Swedbankas, didžiausi klientai, kur jau mes dabar įkėlė jau jų darbuotojų įdarbintus video atsiliepimus ir pačių klientų atsiliepimus. Tai, sakyčiau, didžiausias klientas, kuris aktyviausiai dalyvauja šiuo metu. Ir daug labai kitų vardų, IBM, Apranga, Sebas. Tiesiog praktiškai visos įmonės jos smalsiai užsiregistruoja ir dirba. Ir mes
Iš tikrųjų, kas yra juokinga, aš pati asmeniškai galvojau, kad šita sistema taip ir liks ar ne, bet mes tobulėjam kiekvieną dieną, kiekvieną mėnesį, pavyzdžiui, už poros mėnesių bus jau dar kažkas naujo ir dar kažkas naujo ir mes suteikėm įmonėms vis daugiau naudos iš tikrųjų. Ir klausomės, stengiamės, kad tai būtų produktas joms. Apie pačią sistemą. Tai iš tikrųjų įmonė užsiregistruoja vieną kartą. Mes tiesiog nenorime duplikatų, kad registruotų tuo pačiu vardu. Jis iš sistemos vidaus pasikviečia savo tos vadinamus ambasadorius darbuotojus, kuriuos jinai nori rodyti darbo skelbime. Įkelia logotipą, nuotraukas, sukuria darbo skelbimą ir prie darbo skelbimo parodo darbuotojus. Darbuotojus pakviečia dalintis, kiekvienas darbuotojas gauna unikalų darbo skelbimą. Jie juo tiesiog pasidalina Facebook'e, LinkedIn'e, jiems nereikia galvoti, kam rekomenduoti, aišku, jeigu jie turi mintį, kam rekomenduoti, jie gali privačią žinutę nusiųsti vadinamą aktyvų linką, bet mes žinome, kad Facebook'e, LinkedIn'e dabar tai yra jau kaip ir nuotraukos pavidalu visas tas skelbimas, kuris iš tikrųjų labai smagiai atrodo ir jisai neerzina akies. Ir kas yra gerai įmonė mato aktyvumą darbuotojų. Įmonė mato, iš kokio darbuotojo aplikavo kuris kandidatas. Ir jinai gali juos motyvuoti. Tai yra, sakyčiau, mes skatinam motyvuoti esamus darbuotojus. Mes tikime, kad darbuotojai yra talentingi ir ypač tam tikrų specifinių specialybių jie tikrai žino savo ratą žmonių, tokių pačių kaip jie. Ir iš tikrųjų, kitas dalykas, kiek aš pati įdarbinau jau du savo darbuotojus, dabar jau bus trečias. Ir jie atėjo per mano linką, aš jų net nepažinojau, jie atėjo per mano draugų draugus, reiškia iš Facebook'o. Facebook'e mes turime begalės, daug žmonių, LinkedIn'e lygiai taip pat. Taip pat aš galvoju apie tai, kad noriu, kad ir agentūros dalintųsi ne tekstiniais darbo skelbimais, kad jos sugebėtų ir galėtų parodyti įmonės kultūrą ir veidus. Tiesiog kandidatui būsimam, su kuo jisai dirbs. Tai toksai principas, sakyčiau, svarbiausias yra rekomendacijos ir kultūros pateikimas būtent. Taip, dabar šiuo metu būtent mes dar socialinę reklaminės kampanijas taip pat klientai galėdavo užsakyti, tai mes tiksliniam grupėm parodydavom, būtent suinteresuotėm žmonėm, kas galėtų norėti dirbti ir aišku, darbuotojai tarp savo reiškiasi, draugų pasidalindavo ir labai greitų metų mes tikrai turėsime irgi kompanijų karjerų puslapius, kur bus galima tiesiog ateiti ir pasižiūrėti. Taip, ir mes labai tikimės, kad mes pritrauksime vadinamus ne tik aktyvius, bet ir pasyvius kandidatus, kurie nori pamatyti komandas, nori pamatyti kultūrą. Ir mums jų tiesiog nebereikės ieškoti internete, jie patys ateis. Sveiki, Jurgita. Sveiki. Turiu du klausimus. Vienas klausimas yra apie jūsų produktą, o kitas apie investavimo pritraukimą. Tai vienas apie produktą. Jisai kaip papildantis tam tikrą prasme yra ar LinkedIn, ar jisai gaunasi kaip konkurentas, nes LinkedIn irgi yra tam tikra bazė darbuotojų paieškai arba įmonių paieškai. Tai, o kitas klausimas yra, kai jūs susitikote su investuotojais, gal galite truputėlį plačiau apie tai papasakoti, kiek jūs detaliai, pavyzdžiui, buvot pasiskaičiavusi, kiek jūs žinojate, kokių jums instrumentų, sakykime, informacinėje sistemoje, kokio detalumo jūs jau matėte tą viziją, ko jums reikės. Tai truputėlį apie tai papasakokite. Tai jeigu pradedant nuo pirmo klausimo, iš tikrųjų LinkedInas tikrai su LinkedInu nekonkuruojam. Vien tik turint LinkedIn arba Facebooką galima įkelti pas mus nuotrauką ir užsiregistruoti. Taigi mes netgi skatinam turėti LinkedIno profilį, nes mes tikime, kad LinkedIno profilis tai praktiškai mūsų rezumė. Ten yra mūsų ryšiai ir per tuos ryšius mes pamatome, galime suprasti, su kuo žmogus dirba, ar tai jis yra mūsų rate ar ne. Ir kuo skiriasi tuo, kad jeigu LinkedIn'e mes nueiname ieškoti informacijos, mes matome begalės daug informacijos ir mums reikia spėlioti, su kuo aš dirbsiu. Nes būna ten daug skyrių, daug pavadinimų, daug šalių, tiesiog viskas kartu. Ir jie per daug iš tikrųjų galbūt nesitikė, kad juos jie neatstovauja, jie ne ambasadoriai, jie tiesiog turi savo profilius. Ir aišku, kas liečia darbą, tai lygiai taip pat LinkedInas profesionaliai ieško darbuotojų, tiesiog jie lygiai taip pat dalinasi tekstu.
Tai ką mes bandome sujungti, LinkedIn ir Facebook'o profilius, bandome sujungti kartu iš tikrųjų. O antrų klausimų, tai pirmas buvo laiškas su idėja, aš gavau atsakymą, buvau labai laiminga. Tada sekė susitikimas, prieš tai dar siunčiau visą tekstinių formatų idėją aprašymų nuo A iki Z, pačią galutinę, patį gražiausią paveikslą, koks man tik buvo, reiškia, galutinė vizija, jinai irgi buvo visa surašyta, jinai buvo struktūriškai nubraižyta ir jinai buvo apskaičiuota skaičiais. Tai buvo visa padaryta rinkos analizė, konkurentų analizė, tai buvo ne tik idėja, bet tai buvo skaičiai, nes iš tikrųjų labai investuotojams svarbu, kad suprastumėt, ką jūs galite su produktu pasiekti. Tai va, tai gal visą mėnesį vyko susitikimai, iš tikrųjų nebuvo taip greitai, ne, bet praktiškai mes jau nuo pirmo susitikimo supratom, kad idėja verta dėmesio ir tikrai turime dirbti, tiesiog buvo tikslinama daug informacijos, rengiamos ne viena prezentacija, ne vienas nubraižytas procesas ir vėliau tiesiog sutarėm, kad darom ir kuo greičiau, nes tai yra tai, ko žmonėms reikia. Iš tikrųjų, dabar šiuo metu mes testuojame daug modelių, mes norėjome suprasti, kaip įmonėms patogiau mokėti, ar ne? Tai vienas dalykas gali būti labai daug momentų, arba už darbo skelbimą, arba mes šiuo metu net nereglamentuojame, kaip darbuotojams yra skatinimas, motyvacija. Ne? Mes šiuo metu tiesiog renkame informaciją ir kaip tik dabar dėliojame jau tą pačią analizę, jau pasidalinsim greitų metų su jumis jau pačia monetizacinė sistema ir kainomis. Taip, bet iš tikrųjų taip mokės įmonės. Taip, tai yra business to business produktas. Taip. Kokios apimties investicijos? Iš tikrųjų, ką aš norėčiau pasakyti, jos vis dar tęsiasi ir labai sunku apibrėžti patį skaičių, ar ne, nes kaip ir žinote, mes turime dar dabar vieną investuotoją, privatų iš Kanados. Ir šiuo metu vyksta dėrybos ir su kitais investuotojais ir labai sunku apibrėžti tą sumą, nes tai yra besitęsiantis procesas. Jeigu daugiau klausimų nėra, tai gal paleiskim Astai, padėkokim Astai. Ačiū Asta labai. Ačiū Jums.